Tęsėme IIT Kausta reportažų ciklą. Šį kartą kviečiame pasižvalgyti po Kaune vykusias karjeros dienas. Sužinoti, ką kalba esami studentai apie praktikos ir karjeros galimybės. Tai jau berods 10 metai IIT Kausta skiria įvairias premijas mūsų studentam, skatindami juos gerai mokintis, atlikti praktikas pačioje įmonėje ir tuo pačiu gerai paruošti baigiamuosius darbus. Praktikai Kaustoje atlikti mes ieškome inžinierių, statybos inžinierių, aišku, technologų, konstruktorių. Stipendijos yra dviejų rūšių. Yra mecenatų stipendijos, kurie yra skiriama geriausiam studentam statybos inžinerijos ir statybos technologijų studijų kryptyje. Antra rūšis stipendijų tai yra už geriausius baigiamuosius darbus. Praktiką aš pavadinčiau tada, kada žmogus realiai atėjęs kažką veikia. Tai yra praktika statybos aikštelėje, kada studentas užsidėjęs guminius batus, šalmą kartu su darbų vadovu dirba aikštelėje. Arba kada išsidėliojęs ant stalo reikiamas priemonės padeda konstruktoriam galbūt technologinės korteles sudarinėti. Arba pirkimų skyriuje bendrauja su tiekėjais, užsako prekes. Tai mes vadiname praktika, tai yra darbas, kada ir studentas atsiskleidžia, ir mes gaunam naudą, ir studentas gauna naudą. Sudarytas grafikas buvo pateiktas iš karto, mes ėjom į objektus, konkrečiai nustatyta diena, kelios valandos, pabendraujam, pasivaikštom, paskui buvo kelios paskaitos, šiaip vertingos iš tikrųjų baigiamajam darbui tiek darbų saugos klausimais pačioje Kaustoje ir mus pavedžiojo po ten esamus skyrius, pabendravom su skyrių vadovais. Klausėm labai svarbių ir gerų statybos vadovų patarimų. Jie pasakojo apie darbą objekte ir visą virtuvę statybos aikštelėje. Praktiką norėčiau atlikti IIT Kausta, nes tai viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kuri vykdo statybinę veiklą ir manau, kad suteikia geriausią praktiką studentams. Kas mums yra labai svarbu, mes esam komanda, mūsų netgi šūkis įmonės, drauge mes galime daug. Tai mums reikia energingų, motyvuotų žmonių, kurie žino, kodėl jie pasirinko tą specialybę, tą profesiją, žmonių, kurie nori dirbti pagal šią profesiją. Džiaugiuosi, kad tokią kaip pažintinę praktiką atlikau į Kaustoje, nes sužinojau daug informacijos apie didelę įmonę, apie jos veiklą. Po 2010 metų praktikos pas mus liko nuolatiniam darbui 4 studentai. Po praėjusių metų praktikos liko 5 studentai. Ir per 2 metus daugiau negu 10 žmonių.